Čia lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką juokaujat? lašo. Eik tu. Lašas po lašo. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Čia ponia Adelė. Taip, Kaimynas skambina. Iš 46 buto. taip. Klausykit, na man jau truputį pabodo. O kas yra? Jau pradėjau ant jūsų pykti. O kas nutiko? Kaip taip galima? Kreipsiuosi į Strasbūro teismą. Nu palaukit, kas nutiko? Mano ausis raudonuoja, žandai kaista, sąnariai skauda. Jūs mane šmeižiat ir apkalbat. Kad aš nepažįstu, pavyzdžiui, jūsų, kas jūs esat. Visas namas jau kalba, gandai ore sklando, visokiausiai apie mane. Sako, kad ponia Adelė kalba apie tai. Kas aš nepažįstu, tikrai. Ir aš niekada nieko nekalbu ant žmonių. Niekada. Čia tikrai kažkoks tai nesusipratimas. Tai iš kur jūs ištraukėte, Adelė, kad aš naktimis striptizą šoku? Nu nesąmonė, aš niekam nieko nesakau. O kas sakė, kad šeimos pinigų švaistau? Niekam, nes aš nepažįstu nei žmonių, nei ten, nei čia mūsų įėjime, tai aš niekada nieko nekalbu, ne apie nieką. O tai ką, ne jūs gandą pasklydėt, kad aš namuose karvę auginu? Jėzau, aš pirmą kartą girdžiu. Pirmą kartą aš girdžiu tokį dalyką. Kaimynai sakė, kad čia jūsų darbas. Tegu įrodo tie kaimynai, jie turbūt ne manęs nepažįsta, gal jie iš kitų būtų galvoja, kad kas. Klausykit, nieko nebus, aš noriu, kad jūs viešai atsiprašytumėt manęs per namo gyventojų susirinkimą ir per laidą TV pagalbą. Ne, tikrai ne. Aš pirmą kartą girdžiu, aš jūsų nepažįstu. Jėzus Marija, ką jūs kalbate? Kitaip aš būsiu priverstas paskleisti gandus apie jūs. Nu, aš nežinau, jūs skleiskit, ką jūs norit, bet aš niekam nieko nesusakiusi, sakau, aš jūsų nepažįstu. Arba žinot ką, pasakysiu, kad jūs prigavo radijo stotis Lalūna, lašas po lašo. O Jėzus Marija. Nusišypsokit, čia Lašas Laševičius. Žinau, girdžiu per radiją, kad ten kviečia ar ten panašiai visokius išdarinėjai. Gero jums vakarą. Ačiū, viso. Alio. Labą dieną. Labas. Kaimynas iš 6 buto skambina. Iš kokio 6 buto? Kas jūs toks esat? Mano ausis raudonuoja, žandai kaista, sąnariai skauda. Jūs mane šmeižiat ir apkalbat. Koks tas šmeižtas, kas šmeižas? Visas namas jau kalba, gandai ore sklando, visokiausiai apie mane. Jums turbūt galvoj negerai. Tai iš kur jūs ištraukėt, kad aš naktimis striptizą šoku? Tai jums turbūt prot pasimaišęs yra nuo striptizų.